Čia Viduržemio jūros regione vadinamas inžyru. Žinot, kas čia per vaisiai? Žinot ką? Viena taisyklė, kad pasaulis visada prasideda nuo jūsų. Ir kaip jūs reaguojate į aplinką, į žmonės, į visus įvykius, kas supa jūs, tokie ir esat. Arba laimingi, arba nelaimingi. Kokį įsileidi pasaulį, kokius žmonės įsileidi į savo gyvenimą, toks ir tavo pasaulis tampa. Kai leidi, duodi manipuliuoti savim, menkystai, daug žemesnių intelektų už save žmogui, kokį jūs norit susitvarkyti gyvenimą, kokią jūs norit turėti laimę. Žiauru, kai manipuliatorius tave kaltina, negerbė. Žinot, dar baisiau, kaip tave kaltina manipuliatorius, į jo reakciją, jo toksišką elgesį, nepagarbą, kad tu jo negerbi. Bet niekada neprisipažins, kad nemato savo kaltės, kad tokį tavo elgesį išprovokavo jisai ar jinai. Manipuliatorius tai yra baisus žmogus. Ir jeigu jūs tokį šalia turit, jūs jo neišauklėsit, jūs jo nepakeisit. Jisai liks toksai, mėlėjai, ir jo tokia yra esmė, jau tokie charakteris, tokie, jie nepakeičiami. Arba jūs save žudysit palengva, gyvendami su tokiu toksiniu žmogum, kuris elgsis bet kaip, bet šlykščiai, nepagarbiai, įžeidiniais, tyčiosis, bet neduok Dieve, kad reaguosi į šitą ar priekaištausi, būsi pats apkaltintas nepagarbą, šlykščių elgesių ir neturėjimu intelekto, bet kokiu, tai labai būdinga dar ir narcizams tiems. Bet šiaip yra žmonės labai daug tokių yra, kur turi panašų charakterį, mylėjai. Tai egoistai, jų nepakeisit, bėkit nuo tokių žmonių, kuo toliau, saugokit savo sveikatą, nebūsit niekada laimingi. Jūs galvojat, kad jūs angelų širdis pakeis ką nors? Ne, niekada nepakeis. Nepakeisit tokio žmogaus. Jį gali tik likimas taip atitalžyt, kad jis pats pasikeis, joks kitas žmogus jau nepakeis.